Galvijos skerdenos sudalijimas dešrų gamybai. Tikslas – saugiai ir kokybiškai sudalinti galvijų skerdeną dešrų gamybai. Siekiniai – pasirinkti saugaus darbo priemones ir pasiruošti įrankius. Saugiai atlikti galvijų skerdenų sudalijimą dešrų gamybai. Išvardinti dalis, gautas sudalijus galvijų skerdenas dešrų gamybai. Nurodyti tolimesnį jų panaudojimą. Laikyti saugaus darbo, sanitarijos ir higienos reikalavimų. Reikalingos priemonės. Diskinis juostinis pjūklas arba rankinis pjūklelis pagal poreikį. Peiliai 1-2 vienetai, kurių geležčių ilgis 18 cm. Peilių ašmenų suvedimo įrankis, elektrinis ar rankinis galastuvas. Apsaugos priemonės. Metalinė tripirštė arba penkiapirštė pirštinė, metalinis tinklelis prijuostė, plastmasinė arba nertinė rankos apsauga iki alkūnės. Darbo eiga. Galvijų skerdenos iš atšaldymo patalpų į sudalijimo skyrių patenka pusėmis arba dalinai sudalintos, ketvirčiais arba nuokartomis. Šiame darbe galvijo skerdena sudalinta ketvirčiais ir taikomas vertikalus sudalinimo būdas. Prieš pradedant sudalinti užpakalinį ketvirtį, nuo klubakaulio paviršiaus ir juosmens slankstelių išpjauti išpjovą. Juosmens dalį nupjauti per sąnarį tarp paskutinio juosmens slankstelio ir kryžkaulio dalies. Atskirta juosmens dalis. Kryžkaulinę dalį nupjauti pjūklu arba palikti prie kumpio. Mentę atskirti apvalių judesių, perpjaunant raumenis, jungiančius mentę ir krūtinės dalį. Atskirtos mentės ir kumpio dalys. Kaklinę, sprandą atskirti per sąnarį tarp paskutinio kaklo ir pirmo nugaros slankstelio. Atskirta kaklinė dalis. Krūtingalį atskirti per kremzlinį šonkaulių ir krūtingalio susijungimą. Dalijama pjūklu, baigiama nupjauti peiliu. Atskirta krūtingalio dalis.
šoninė dalis, kad ją gauti, būtina atskirti per sąnarį tarp paskutinio šonkaulio ir pirmojo juosmens slankstelio. Po sudalijimo gautos dalys – kumpis, juosmuo, šoninė dalis, krūtingalis, mentė, kaklinė. Sudalintas dalis iškaulinti ir panaudoti pagal paskirtį.